ateina į mano gyvenimą. Ir čia kažkur tai toj bus tas tėvas iš dangaus man toj turi panešti. Ir viešpatie Dieve, aš surišinėju dvasias, aš surišinėju prakeikimą, aš surišinėju tą neturtą, aš viską surišinėju čia viską. O ką daro didysis erelis? Kai ereliukas nenori skristi, jis pradeda griauti lizdą. Didysis erelis, kai mažasis erelis nebenori pradėti skristi, nebenori gyventi savarankiškai, jis pradeda griauti lizdą ir nustoja nešti maistą. O aš taip įsivaizduoju, va tas mažas ereliukas, jis sėdi įsikibęs, žinai, čia viskas griuva, viskas taškas, viskas vieną pusę, kitą pusę, čia viskas griuva. O aš dar sėdžiu, laikausi ir turiu žiūronus, darausi kažkur, tai mano dangiškasis tėvas, kuris mane aprūpina ir manim rūpinasi, tuoj man suteiks. Ir čia aleliuja, bet viskas griuva. Bet jisai ereliukas nesupranta, kad tą momentą, ką nori Dievas padaryti? Dievas nori priversti tave judėti iš savo komforto zonos. Dievas nori, kad tu suprastum, kad tą momentą, kai tu patikėsi, kad tu iš tikrųjų gali, tu persikelsi iš vienos dimensijos, kas yra sašlavų ir šiukšlių krūva. Nors tau gali atrodyti, kad čia yra nuostabiausias gyvenimas, kurį tu šiandien gyveni ir wow, aš gaunu 1500 tai mėnesį, ko man dar reikia. Bet jeigu tu patikėsi, kad tavo Dievas gali tau daugiau, tik tai vienas momentas, kas yra, tu turi pasileisti. Supranti? Tu negali tikėti ir laikytis už tos vienos šakelės įsikibęs. Žinai, aš tikiu, bet laikausi už tos vienos šakos įsikibęs, nes Dievas visagalis vis tiek dar man atneš maisto. Bet mes nesuprantam, kad tą momentą, kai mes paleisim savo sparnus, kai mes juos išskleisim, Dievas perkels mus iš vienos dimensijos į kitą dimensiją.